pradėsiu nuo to, kad mes 30 metų, netgi daugiau ieškome ir man labai dažnai kyla paralelė su Moze, kuris išvedė 40 metų ir po 40 metų kažką rado ir rado esminio. Tai aš visada labai tikiuosi, kad kai jau bus tie 40 metų, tai ir mes galėsime pasakyti, kad mes radome. O ko mes ieškome? Mes ieškome atsakymo, į ko reikia Lietuvai. Ar ne? Ir aš pati ieškau to atsakymo, kartu ieškodama atsakymo ir savo profesinėme gyvenime. Ir šiuo metu tikrai esu aplankiusi daugiau negu 120 mokyklų, apie kurias yra rašomi straipsniai, diskutuojama ar apie tas valstybės, kuriuose irgi, sakoma, yra kažkokia sukurta stebuklinga sistema. Pradėsiu nuo to, kad stebuklo niekur nėra. Ir noriu pašnekėti apie tai, kaip niekur nėra stebuklo. Tai pradėkime nuo gausiai linksniuojamos Suomijos. Kadangi pokalbis užtruko truputėlį ilgiau, tai aš turbūt mažiau pavyzdžių sugebėsiu papasakoti, bet aš susirašiau net 12 valstybių pavyzdžius. Aš tikiuosi, kad bent 3 spėsiu papasakoti. Visose buvau pati, visose lankiau mokyklas pati, visose diskutavau su ir mokyklų vadovais pati, ir su žmonėmis atsakingais už švietimo strategiją. Ar ne? Taigi, pradėkime nuo Suomijos. Apie ką mes dažnai kalbame Lietuvoje? Mes kalbame apie mokytojų rengimą. Kodėl Lietuvoje negali būti taip kaip Suomijoje? Kad būtinai mokytojas turi turėti magistro laipsnį, kad studijos yra, į studijas ateina top mokiniai iš įvairiausių mokyklų, mokytojo profesija yra prestižinė. Mokytojai gauna labai daug atsakomybės. Kodėl mes neturime to Lietuvoje? Visų pirma, pradėkime nuo to, kad išdrįskime įsivardinti, kur prasideda profesijos prestižas. Ir profesijos prestižas prasideda kur? Galvoje, ačiū. Taip, profesijos prestižas prasideda galvoje. Tai jeigu aš nemanau ir ypač būdama šios profesijos atstovu, kad ši profesija nėra prestižinė, tai kodėl kiti turi iš vis apie tai galvoti? Kodėl kitiem turi net mažiausiai atrodyti, kad tai yra prestižinė profesija, jeigu man taip neatrodo? Suomijoje mokytojams neatrodo, kad jų profesija nėra prestižinė. Aš Suomijoje turbūt lankiausi 7 kartus ir kiekvieną kartą klausau, kaip jūs padaro šią profesiją prestižinę, nes galvoju, gal kas nors išlys vis dėlto per tiek kartų. Tai sakau, noriu ir einu. Tada mes sakom, Austėja, tai aišku, kad Suomiai nori, kai ten taip faina. Ten nieko šiaip nėra tokio faino. Šiaip tai tikrai labai siūlau, jeigu taip manot, nuvažiuot kažkada ir pamatyti. Mūsų labai daug mokyklų atrodo gražesnės, geresnės, labiau aprūpintos. Suomijoje yra labai prastų mokyklų ir labai prastai atrodančių. Tik, ten dažnai delegacijų neveža. Kaip ir mes šiaip ten net delegacijų nevežam, ar ne? Atsakomybės prisėmimas. Aš sausio mėnesį kalbėjau su nemažai mokyklų vadovų, tiesiog jau taip išpuolė, kad su mokyklų vadovais. Ir aš sakau, kada buvo paskutinis kartas, kai pas tave buvo atėjęs mokytojas su savo problemomis. Ir pasiskus, kad kažkas yra blogai. Ir jisai sako, ir aš galvoju, sakys, šiandien 2 buvo ar kažką. Sako, šiemet 1. Jo, 1 buvo šiemet atėjęs. Bet sako, bet žinai, tai buvo ne su tuo susiję, man pasakė, kad laukėsi. Kad reiks keist. Tai sako, tai kaip čia, ar jos problema ar ne problema, gal ne problema, sako, šiaip jau. Šiaip gerai. Aha, sakau, o gerai, o dar jeigu dar toliau į praeitį pažiūrėtum. Kiek buvo atėjęs? Sako, nežinau, per metus 1-2 ateina. Sakau, bet gerai, jau čia net man įdomu pasidarė. Sakau, žiūrėk, bet tai kaip, jeigu planas neaišku, strategija neaišku. O tu sako, tai kaip aš geriau paaiškinsiu, negu kad dokumentai ar Google ar dar kažkas.
Sako, aš sprendžiu savo problemas, jie sprendžia savo problemas. Sako, kiekvienas spręskime savo problemas, daug geriau bus gyventi. Atsakomybės prisiėmimas. Mane iš tiesų stebino, kaip mokytoja už viską prisiimam atsakomybę. Ir pasako, aš čia sugalvau, čia tokią metodiką, čia radau, čia žiūrėjau Google, čia žiūrėjau YouTube, čia tokį podcastą paklausiau. Nu ir va, ir dabar susidėliojau, va šitaip, pernai dariau taip, bet šiemet, žinok, visus planus išmečiau, va šitaip dėliojosi, nes nu visiškai nerealu moksleivių rezultatai, fantastika, tėvai nukvaišė iš laimės. Ir aš sakau, o mokykla apie tai žino, ne, tik aš jau varginsiu su visom tom informacijom. Sako, jiems svarbu, va, rezultatai puikūs, tėvai patenkinti, viskas važiuoja kaip per sviestą, kam aš ten jiems trukdysiu. Sako, taigi turi žmonės savo darbų. Ateis kurią nors dieną pasidžiaugti. Ir aš neku apie tendenciją. Aš manau, kad yra visokių situacijų, bet aš neku apie tendenciją, apie įsigalinimą. Labai lengva būti įgalintų, kai įsigalini. Nes ne savivaldybė turi ateiti, ne austėja turi ateiti, ne dar kažkas turi ateiti ir tave įgalinti. Apskritai vis daugiau yra mokslinių tyrimų apie tai, kad net ir motyvacija, svarbiausia jos nesužlugdyti, bet jos užkurti yra beveik neįmanoma. Medikai jums puikiai pasakytų, kad tik iki tam tikro lygio galima atgaivinti žmogų. Po to jau gaivink negaivinęs. Panašiai yra su motyvacija. Jeigu jos nėra nė kvapo, tai tu ten daryk tą dirbtinį kvėpavimą nedaręs. Nebvark, kaip mano močiutė pasakytų. Eik toliau. Ar galime mes turėti Suomiją Lietuvoje? Kodėl mums reikia Suomijos Lietuvoje, jūs man pasakykit? Mums reikia Lietuvos Lietuvoje. Mums reikia žiūrėti, ko mums reikia, ką mes galime ir ką nuostabaus mes turime. O mes turime labai daug ko nuostabaus. Singapūras. Galvoju, paimsiu du kraštutinumus, ar ne? Singapūrė matematika, kodėl Lietuvoje negali būti taip gerai su matematika? Kodėl Singapūrė taip, o Lietuvoje ne taip? Šiaip tai tas pats, kas su Suomija, tik tai truputį kitas kampas. Žiūrėkit, negalima turėti namo Vilniaus centre prie jūros, prie miško ir su daug parkingo. Nebus taip. Tu turi rinktis arba prie jūros, arba Vilniaus centre, arba su dideliu kiemu, arba su patogiu parkingu. Kartais gali gauti prie jūros ir prie miško, bet ten jau ir kaina nemaža yra. Bet visų keturių Lietuvoje tiesiog nėra. Kai kalbame apie Singapūrą, man vienas labiausiai įstrigusių pokalbių yra su viena mokyklos vadovė, nes mes ten šnekėjome daugiau žmonių, ne tik iš Lietuvos ir Singapūro. Ir viena vadovė iš Italijos pasiskundė, kad sako, mes Italijoje tai vis skundžiamės, sako, kaip yra pas jūs Lietuvoje. Ai, sakau, aš gal irgi nepradėsiu. Ir tada mes abidvi žiūrim į tą iš Singapūro ir jinai sako, žiūrėkit, jeigu galėtų, gal ir skųstusi. Sako, bet čia yra nedemokratijos privalumas. Tai mes su Italija susižiūrim ir sakom, va, štai jums ir demokratijos privalumai, nes Singapūrė nepasiskūsi. Ar ne? Ir iš tiesų negali pasiskūsti. Po to jau mes pratęsėme pokalbį toliau. Jūs nenorėtumėt skūsti Singapūrė. Ne tik negalėtumėt, bet ir nenorėtumėte skūsti Singapūrė. Tuo tarpu Singapūrė 40 vaikų klasėje. Ar ne? Ir tada jau gali išeiti kitą pusę ir sakyti, kaip čia dabar Singapūrė tai ir su 40 puikiai susitvarko. Tarp kitko ir Izraelyje standartinė klasė yra 40 vaikų, vienas mokytojas, jokio asistento. Dirbam, kaip sakant, kaip per sviestą. Geri rezultatai ir Singapūro, ir Izraelio, ar ne? Tai ką, nesugebam dirbti? Kultūra kita, mėlėji. Ten yra kultūra vyresnio žmogaus pagarbai ir akademinių pasiekimų pagarbai. Ten nėra tokio, kaip mums su tais vadovais iš Singapūro, tikrai daug kalbėjom, nėra tokio, kad aš šiandien nesijaučiu, kad mokytis norėčiau. Sako, ten tėvai sakytų, kas tau negerai su galva? Iš kur tokie jausmeliai? Ar tik ne per daug prisižiūrėję į Europos televizijos?
kad čia kažkokias blevisgėlės skleidė, eik mokytis mažiau, čia apie tai kalbėjęs. Ir sako, pas mus tai yra maždaug, jeigu vaikas pasako, mano emocinė sveikata, žiūrėk, pašnekėsim, kai labai gerai baigsi mokyklą, gerai? Susitvarkysi tą emocinę sveikatą su psichoterapeutu kažkada, kai jau baigsi universitetą, gerą. Ar tai yra tai, ko mes norime? Nu taip, norime labai gerų rezultatų. Kai 12-okai Singapūrė sako, žinai, sako, aš labiau noriu tai įstoti į Singapūro universitetą, nes sako, tas Kembridžas daug lengviau. Sako, mums tikrai sunkiau yra įstoti į Singapūro universitetą, negu ten į tos jūsų visų, sako, Oksfordus, Kembridžus, Harvardus ir viską, sako, nes ten jūs einat, nu va tie, kuriem labai rūpi, kaip jūs ten jausmukai kokie. Sakau, rimtai, sako, taip. Ar mes to norime? Ar mes to galime? Izraelis nepaprastai didelis dėmesys gabiems vaikams nuo 1973 metų. Jūs pabandykit tiesiog galvoje primesti, kiek pas mus kartų būtų pasikeitę. Nuo 1973 metų niekas nesiblaško. Jūs galbūt manot, kad visiems patinka? O ne! Patikėkit, aš buvau prieš keletą dienų ir ten kaip tik tuo metu vyko egzaminai visose Izraelio mokyklose testuoti vaikų gebėjimų lygį. Bet ne egzaminai, o būtent IQ. Tai yra visuotinis visoje valstybėje laikomas egzaminas, kurį laiko 3 klasės mokiniai, 3, 6 ir 9. Tada vaikai yra atrenkami, kuriem mokytojai diferencijuos labiau, kuriem diferencijuos dar labiau, o kurie iš vis bus kartais vieną dieną per savaitę ištraukiami iš bendrojo ugdymo, kad neakseleruojama būtų, o einama į gylį su jais. Sako, tu manai, aš laiškų neturiu? Sako, aš dabar turiu laiškų. Pilna tėvų, kurie rašo, buvo per karštą, dėl to neišlaikė. Į tualetą norėjo, dėl to neišlaikė. Jūs blogai viską paaiškinote, dėl to neišlaikė. Sako, dėl to mes keisime kažką? Ne, sako, mes labai mandagiai ir gražiai atsakysime. Vienintelis žodis apie Izraelį – chutzpa. Drąsa daryti tai, kuo mes tikime. Ir jeigu atsiranda, kam nepatinka, oh well. Kaip prancūzai sako, désolé. Islandai, dar labai trumpai, labai didelės investicijos. Izraelis nei iš tolo negali lyginti su investicijomis, kokios tenka Islandijai. Į švietimą, nei iš tolo. Aš nustebau pamačiusi, kiek Izraelyje yra investuojama švietime į tam tikrus dalykus. Lietuvoje mes labai gerai gyvenam. Kai kalbam apie investicijas ir apie idėjas ir kam galime atsiverti. Tuo tarpu Islandijoje sako tėvai, kad man svarbiausia, kad vaikas gerai jaustųsi. Aš klausiu tada Islandijos mokyklų vadovų, kiek tėvų ateina pas jūs, kad jūs blogai dirbate. Turim vieną šeimą, tikrai turim vieną šeimą. Ir tada šalia sėdinti kita sako, jo, bet jie iš Lenkijos. Sakau, tai Islandų kaip ir neturit, tai pasitikė. Tai jeigu atėjo vaikas į mokyklą, tai mes pasakė, ką mes galim paimti iš Islandijos? Tėvus? Kad jie pasitikėtų ir visa sistema veiktų, negali. Mes gyvenam Lietuvoje, mes turim Lietuvos tėvus, mes turim su Lietuvos tėvais dirbti. Ir tada kyla labai paprastas klausimas. Tai ką daryt? Nors mes norėtume, ir Singapūro Lietuvoje, truputuką, tų blogų dalykų, tokiam vaikų klasiai, tai ne, bet jau matkės, tai jau būtinai. Tada iš Suomijos, to irgi norim, to nenorim. Tai žinokit, nėra švietimas meniu. Kur atėjau kaip į restoraną ir sakau, tas tai iš Suomijos, tas iš Singapūro, tas tai iš to, o tėvus tai iš Islandijos paimam. Žiauriai bus ledas. Mūsų bruožas yra taip, bet. Taip, ten 40 vaikų klasėje, bet
Jo, suprantu, bet ir visa kita. Ir tai yra bruožas, kur aš manau, kad jį reikia išgyvendinti. Ne tik iš Lietuvos švietimo sistemos, bet tiesiog išoperuoti apskritai. Ta taip, bet. Kai pavyzdžiui mes sakome, kad reikia dirbti su mokytojų tobulėjimu, aš visada išgirstu, bet austėje yra Lietuvoje ir gerų mokytojų. Niekas dabar nešneka apie gerus mokytojus. Yra ir yra daug. Bet kalbėkime apie profesinį tobulėjimą, kur bus nežinau, ten pinimas ir raižymas, o kažkokie dalykai, ką mes visi susitelkėme ir ko mes visi siekėme, ir visas profesinis dalykas į tai orientuotas, ir visi pinigai į tą orientuota, ir viskas į tai orientuota, ir jeigu tau nepatinka, tai nežinau, mokyk į Suomiją ir važiuok į Suomiją. Europos Sąjungoje nebereikia darbo vizų. Nu tiesiog, ne taip, bet, o taip ir. Taip ir. Kodėl taip? Keisti į kodėl ne. Nu kodėl? Kam to reikia? Bet visa tai susiveda į vieną labai paprastą dalyką. Man atrodo, va šitos dvi frazės taip, bet ir kodėl taip susiveda į labai vieną paprastą dalyką. Į baimę, žiaurią baimę nepatikt. Vienintelis, kas jungia visas valstybės, kurias aš aplankiau, jeigu kažkas šaukia, valstybė dėl to savo politikos nekeičia. Jeigu kažkam nepatinka, nekeičiama tai, kas jau nutarta daryti. Kiek metų reikia, kad pasimatytų švietimo reformos pirmieji rezultatai? Visi tą studijavote. Minimum, kiek metų reikia? Kiek? Drąsiau. 12. 12 metų reikia, kad pasimatytų pirmieji rezultatai. Tai aš jūsų paklausiu labai paprastai, ar mes turime teisę apskritai apie bet ką sakyti, kas vyko Lietuvoje? Ar bent kas vyko 12 metų? Ačiū. Tai va, 1000 mokyklos, nepatinka, tas nepatinka. Aš noriu Izraelio, aš noriu Suomijos, aš noriu. Ir esam kaip tas drakoniukas, kuris sėsi šokolado. Ir sako, bet šokoladui reikia, bent jau užauginti. Užauginti kakavą ir tai yra ilgas procesas ir jisai sudėtingas ir neįvyksta per naktį. Ir kai šokoladas mes sakom, tai aišku, jo. Tai taip, nieks ir nenori šokolado vakar. Visi suprantam, kad čia užtrunka. Viskas užtrunka. Reikia truputėlį turėti, man yra labai gražus angliškas žodis grace. Grace tiem, kurie nori, kurie bando ir duoti jiems laiko. Ir atsikratyti tos baimės nepatikt. Ir patikėkite, aš asmeniškai labai gerai žinau, apie ką aš kalbu. Jeigu aš klausyčiau kiekvieno, kuriam aš nepatinku, aš seniai po plintusų verkčiau. Man yra visiškai neįdomu. Dėl to, kad aš žinau, ką darau, kodėl darau ir mane su kapok susūdi, kaip mano močiutė sakydavo. Mano močiutė sakydavo, su kapok susūdik. Aš taip sakau, lygiai taip pat, su kapok susūdik. Aš tikiu to, ką aš darau, aš žinau, kodėl aš tą darau ir su kapok susūdik. Ir aš norėčiau, kad to turėtų daugiau Lietuva. Man tas nepatinka, su kapok susūdik. Aš to nenoriu, su kapok susūdik. Eik pats ir daryk. Visi mes galime. Mūsų visų pasirinkimas būti ten, kur mes esame. Ir dėl to, kai mes prisimame atsakomybę, turime pagalvoti, ar aš darau dalykus dėl to, kad man dėkotų, koks jūs nuostabus, taip jau šitas ministras, tai dievulėliau. Ar aš darau Lietuvai? Ir Lietuva padėkos po 12 metų. O jeigu norim draugučių, tai turbūt ne ten esam. Nes jeigu norim didelių pokyčių, mes darome daug dideliai grupiai žmonių. Ir mes tikrai
tikrai daugam nepatiksim. Bet jeigu mes tikėsim, jeigu mes nesiblaškysim, jeigu mes investuosim ir jeigu mes girdėsim, vieni kitus girdėsim, net ne taip, kaip dažnai yra, manęs tai negirdi, o tu ar girdi? Ar mes girdim vieni kitus? Ir aš norėčiau pabaigai tiesiog pakviesti tikėti švietimo sistema, na bent jau tiek, kiek tikime santuoką. Nes, tik ką mačiau, kad, vienas psichologas pasakė, kad Lietuvoje išsiskiria apie 70% porų. Ir vis tiek visi tuokėsi. Ar jūs eitumėt į projektą, kur jums sakytų 7% feilas? 100% 7% feilas. Čia švietime yra net didesnė tikimybė, kad viskas bus gerai, jeigu mes visi dirbsime išvien, nes daug mūsų nedu. Daug didesnė tikimybė, kad mes įveiksime tos iššūkius, kuriuos turime. Bet mes turime būti išvien. Nes nulaužiami dalykai ir palaužiamos tautos yra tada, kai jos neturi vienybės ir kai jos nėra kartu. Tai mano išvada, nereikia Lietuvoje Singapūro, nereikia Lietuvoje Suomijos. Man tikrai, aš noriu matyti Lietuvą Lietuvoje ir aš manau, kad atsikratykime savo baimių, drąsiai priimkime tai, kokie mes esame ir mes tikrai galime padaryti absoliučiai fantastinių dalykų kartu. Tai ačiū Jums uždėmesi. Ačiū Austėjai. Kadangi slaido programėlė miega, tai gal norit gyvai užduoti kokį vieną kitą klausimą, jeigu turit. Gal tokias formatas jūs labiau žavi? Paprastai gyvai, žinai, nedrasiau yra. Bet čia, prašau. Dabar dar 40 minučių. Tai gerai, tu atsinešiu savo segtuvus. Ne, man tai atrodo, kad tikrai mes turime pradėti džiaugtis vieni kitais. Ir iš tiesų džiaugtis dalykais, kurie geri vyksta. Ir aš žinau, aš pati esu lietuvė. Man pačiai daug lengviau pasistebi tai, kas yra negerai. Dėl to, kad tai yra tam tikra prasme mūsų DNR, bet iš dalies tai yra ir gerai, dėl to, kad tai labai varo mus į priekį. Ir tai rodo visi ir ekonomikos rodikliai, ir startupai, ir fizika, ir taip toliau, ir panašiai. Dėl to, kad mes būdami tokie maži, taip varom. Dėl ko? Dėl to, kad mums niekada nepakanka. Ar ne? Tai yra ir geras bruožas, bet, kaip sako, jeigu sergi kažkokia liga, pavyzdžiui, alkoholizmu, tu pirmą turi pats pripažinti, kad turi šitą bėdą. Tavęs neišgydys net tie žmonės, kurie tave beprotiškai myli, jeigu tu pats ar pati nepripažįsti, kad turi šią problemą. Tai lygiai taip pat ir čia mes turime pripažinti, kad mes turime šitą problemą, tą baimę nepatikti, baimę neįtikti, baimę, kad čia visi nepritars. Ar ne? Ir su tuo reikia dirbti. Ir ar įmanoma su tuo dirbti? Taip, tą pasakys bet kuris psichologas, bet kuris psichoterapeutas, šiandien jau ir neuromokslininkai tą pasakys, kad su tuo įmanoma dirbti. Tai pradėkime nuo savirefleksijos, pradėkime nuo to, kad pradedame, kaip sako, kad dažnai, kuo švietimo sistema ir ypač mokytojo darbas anksčiau buvo grįstas, tai pagauti vaiką darant kažką blogo. Ar ne? Dabar pagauk vaiką darantį kažką gero. Vietoj to, kad sakytum, ten Eglė, kodėl neatsisėdai, ar kažką sakyti, ar ne. O, ačiū Giedrė, tu atsisėdai. Ir tada Eglė sako, gerai, ir aš atsisėsiu, ar ne? Nes tu gaudai, nes žmonės kartoja tą elgesį, kurį mes pastebime, kurį mes akcentuojame. Tai lygiai taip pat su mokytais, lygiai taip pat su vadovais, lygiai taip pat vieni su kitais. Gaudykime vieni kitus darant kažką gero. Ir tada norėsis daryti dar daugiau gero, dėl to, kad visi tyrimai su veidrodiniais neuronais rodo labai paprastą dalyką. Kai aš ateinu į darbą susisukęs, čia mano močiutė sakydavo, tai turbūt čia susiraukęs, persiraukęs ar kažkoks toks, bet susisukęs. Aš daug jau iš karto rytas ir jau viskas čia blogai, darbas blogas, klasė bloga, vaikai blogi, tėvai blogi. Tai tas užkrečia kitus. Gerai, sako, bet jeigu aš ateinu geros nuotaikos,
o ten sėdi surūgėlis. Ką tada daryt? Vėlgi, ką tyrimai rodo. Kas laimi? Ne. Atgirdžiu, kaip ir sakot, surūgėlis, nes jau norit atsakomybę kitam permest. Va, ir sakiau, taip, bet aš tai ateinu geros nuomonės, o surūgėlis man sugadina. Va čia ir yra tas taip, bet. Ką jūs turi daryti? Permušt tą nuotaiką. O permušt paprasčiausiai galima sakyti, Dieve, kokia gera diena, a ne? Ir jeigu žmogui tas nepatinka, tai eikite šnekėti su kitu, kuris sakys tikrai. Ir tada jūs koridoriais jau vaikštote jau 5, kuriem yra gera diena. Ir tie pavieniai burbulai pradės sproginėti. Tai vat nuo savęs. Ir tada jūs pamatysite, kaip viskas pradės keistis. Austėja Landsbergienė, jūsų aplodismentai. Ačiū.